nauda nevalgyti, nes mano galva tai didžiausia šio laikinės visuomenės problema, kad mes tiesiog per daug valgom ir pastoviai galvojam apie maistą. Kai mes badaujam, sumažinam insuliną, mes lengvai galim atiduoti riebalinį audinį ir iš jo gaminti kitą energetinę medžiagą, ketonus. Mano galva tapo tokia švari, mintis visai kitokios. Ir tada atmintis pagerėja. Yra arba cukrus, arba riebalai. Taip. Ir mūsų kūnas geba persijungti, bet mes dažniausiai jam neleidžiam. 5 dienas badaujant numesiu žymiai daugiau. Raumenys yra tas energijos šaltinis, kuris mums jaunystės irgi šaltinis. Mes privalom rūpinti savo raumenys. Po 40 metų mes jų vis netenkam po tam tikrą procentą. Pirmas žingsnis, kaip aš sakau, ir kokią žinutę mes čia norėjom perduoti, pradėkit tiesiog ilginkit tą nevalgymo langą. Taip. Reiškiasi, tada 24 valandas pabadaukim. Čia tai iš viso yra paprasta, nes jeigu įsivaizduokit, sekmadienį vakare pavalgiau, taip, ir pirmadienį vakare jau vėl galit valgyti. Labą dieną. Vėl sveikinuosi su jumis ir šiandien tikrai labai aktuali tema ir labai svarbi apie badą, apie galimybę rinktis ar valgyti ar nevalgyti ir kaip dažnai valgyti. Ir tą temą kalbinau guru. Man tai pristatė Valdemarą. Tai yra guru, gydytojas guru, kuris puikiai išmano šitą sritį. Jis yra Valdemaras Giedrimas, gydytojas, LSMU dėstytojas ir naujystės projekto įkūrėjas. Tai iš tikrųjų šiandien pasidalinsime žiniomis, kurios yra labai svarbios ir aktualios ir, kaip aš sakau, labai svarbu tai, ką išgirsit, tai, ką pamatysit, tai, kas bus jums, pradėti taikyti ir žiūrėti ir stebėti, ar jums tai veikia, ar jums tai naudinga ir reikalinga. Taigi ačiū gydytojui labai, kad sutikote su manim pasikalbėti. Ačiū, kad pakvietėte, aišku. Labai labai džiugu iš tikrųjų. Ir kai man pristatė mano klientę, kad jūs esate šitos srities guru, kuri tikrai buvo mačius ir girdėjus ir važiavus ir išbandžius daug badavimo stovyklų, tai jinai grįžo su tokia susižavėjimo banga, kad aš tiesiog negalėjau atsispirti, nepaprašyti jūsų interviu ir nepakalbėti apie tai. Ačiū labai, nesijaučiu guru, bet iš tikrųjų domiuosi ir ieškau naujos informacijos toje srityje. Juolab, kad jos nėra daug Lietuvoje. Aišku, pasaulyje yra ganėtinai daug mokslinių publikacijų ir mes tas mokslinės publikacijas skaitom ir taikom, aišku, jas praktiškai savo stovyklose. Tai papasakokit, prašau, kaip iš tikrųjų tas paprastas dalykas, badavimas, kuris realiai mums nieko nekainuoja, žmonės iš tikrųjų labai su tokiu atsargumu žiūri, arba netgi sakyčiau, kad jie taip yra baimė, mūsų tos genuose, genetikoje iš tikrųjų daug kartų prieš mus mirė nuo bado. Yra ta baimė, kad nebus maisto, kad mes kažkas atsitiks, jeigu mes nevalgysim, bet iš tikrųjų tai yra visiškai saugu ir netgi mums labai naudinga, teisingai. Iš tikrųjų, žmonės labai bijo šito dalyko. Aš atsimenu keletą tokių pavyzdžių, kai vienas tikrai rimtas toks vyras, jisai atvažiavo jau į tą vietą, kur vyksta mūsų stovyklos. Ir jis man paskui papasakojo tik vėliau, sako, aš jau norėjau išvažiuoti ir neiti pas jūs, nes iš tikrųjų labai bijojau. Tai aš suprantu tą jūsų klausimą, kad žmonės labai bijo badauti. Bet kodėl aš dar nesuprantu, nes iš tikrųjų, kaip jūs ir minėjote, badavimas turi labai daug gerų tokių naudų mūsų sveikatai, apskritai ir mūsų mąstymui, apie kurias mes tikrai pakalbėsime. Kadangi žmonės labai bijo, tai mes daugiau norim kalbėti apie tai. Padrasinti žmonės, kad jie tą darytų, kad nebijotų to daryti. Nes iš tikrųjų paskui po to pirmo pabadavimo jie, wow, sako, aš tikėjausi, kad bus žymiai baisiau ir atrodo viskas praėjo ir dabar galvoju, kada vėl galėčiau tą padaryti. Tai mane tas irgi labai stebina ir aš kol kas nerandu to atsakymo, kodėl taip bijoma badavimo. Jo, aš tai tikrai genetiškai galvoju, kad jeigu pas tavai yra ląstelėje užkoduota informacija, kad tavo protėviai neturėjo maisto, ir kad sakykime, mirė, tai taip yra ta vidinė baimė, bet čia irgi tas darbas su savo protu ir su savo mintimis ir nusiteikimu, kad aš galiu pamėginti, ir nuo ko reikėtų žmogui pradėti, jeigu sugalvotų, kad, gerai, gal čia iš tikrųjų naudinga yra ir galbūt man reikėtų pamėginti, kaip jūs sakytumėt, kad kasdienai nevažiuoti į stovyklą,
dar kol kas, nes ne kiekvienas nusiteikęs 5 dienas badauti, nežinau, kad pas jūs yra stovykla 5 dienų, bet gal yra ir daug didesni tarpai, ar tik 5, kaip jūs darote? Iš tikrųjų, mes pradedam tokiais mažais žingsneliais, kad žmogus nejaustų jokio streso. Tai visada būna toks pasiruošiamasis periodas. Šito periodo metu mes žmonės paprašom, nevalgyti, tarkim, 12 valandų per dieną. Toliau 14, galbūt 16, o maistui palikti kokias 8 valandas, 10 valandų. Beje, iš pradžių tai jam būna iššūkis, sako, kaip nevalgyti tiek laiko. Kai jie pabando 16 valandų nevalgymo tą periodą, tada pabando galbūt, sako, dabar parą pamėginsiu ir padaro tada parą nevalgymo, o paskui jau jaučiasi, kad, geras. Pajaučiu, kad kažkas viduje keičiasi. Mintis tapo gražesnės, galva šviesesnė, daugiau energijos. Jie supranta, kad tai jau yra sveika. Mes pradedam iš pradžių nuo tokių mažų dalykų, kuriuos žmonės pabandė, pajaučia, kas tai yra. Dar vienas labai svarbus dalykas, kad žmonės turėtų turėti informacijos apie tai. Nes jeigu jie jos neturi, jie neturi motyvacijos tokios vidinės. Jeigu aš nesuprantu, dėl ko tą darau, dėl ko man tas naudinga, aš turbūt to ir nedarysiu. Tai mes stengiamės edukuoti žmonės, duodame daug įvairiausių paskaitų, kur aiškinam apie badavimo naudą, ką jis daro, ko galima laukti iš jo, kaip gali keistis mūsų kūnas, mūsų mintis. Tai tada žmonės, kai tai išgirsta, sako, pabandysiu. Tai tada jie ir pabando. Tai tada man pasakykit, prašau, tai kokiagi nauda iš to badavimo? Nes aš žinau, tyrimais nustatyta, aš pirmą kartą sužinau tą informaciją, kad mes per dieną valgom, jeigu suskaičiuoti kiekvieną kąsnį, nes iš tikrųjų valgymas tai yra bet kokio kąsnio įdėjimas į burną. Ir mes dažniausiai apie tai negalvojame. Mes galvojame, aš tris kartus valgau, o kada riešutėlį ar ten kažką kitą pavalgiau tarpuose, mes neskaičiuojam. Bet iš tikrųjų čia skaičiuojasi kaip valgymai teisingai, nes mūsų kūne vyksta procesai nuo kiekvieno kąsnio, kuris įdedamas į burną. Tai vidurkis yra 8 kartai per dieną, kad mes valgom. Pasirodo. Tai reiškiasi, papasakokit, kokia nauda nevalgyti, nes mano galva tai didžiausia šio laikinės visuomenės problema, kad mes tiesiog per daug valgom ir pastoviai galvojam apie maistą. Iš tikrųjų, yra taip, kaip jūs sakot, žmonės valgo ir per daug, ir per dažnai. Šitą irgi labai pabrėžčiau. Tai mes pirmiausiai kviečiam žmonės valgyti 2-3 kartus per dieną ir neužkandžiauti. Dabar klausimas, kodėl? Kodėl mes taip siūlom? Iš tikrųjų, kai mes suvalgom maistą, mūsų virškinimo sistema jį suskaido iki galutinių produktų. Jeigu tai būtų baltymas, suskaido iki amino rūgščių ir jau iš tų amino rūgščių gamina tai, ko reikia mūsų organizmui. Kai mes suvalgom angliavandenius, juos suskaido iki gliukozės ir gliukozė beje yra labai svarbi energetinė medžiaga, organizmas ją naudoja kaip energiją, kad mūsų ląstelės galėtų gyvuoti. Tai dabar visa esmė yra tame, kad šiaip gliukozė į ląstelės vidų negali patekti. Reikalingas hormonas insulinas, kurį išskiria kasa. Kasa yra tas hormonas, kuris atidaro dureles ir gliukozė patenka į ląstelės vidų. Dabar, jeigu mes valgom daug, dažnai, ypatingai angliavandeniais praturtinto maisto, tada mūsų insulinas visada kyla į viršų, jo gaminasi daugiau ir ta būklė, kai insulinas laikosi aukštas, ilgainiui pereina į insulino rezistenciją. Reiškia, mūsų ląstelės nebereaguoja į tą insulino kiekį ir jo reikia vis daugiau, kad gliukozė patektų į vidų. Vystosi taip vadinama insulino rezistencija. Dabar kodėl jinai yra bloga? Esant aukštam insulinui visada bus besivystantis uždegimas. Kita vertus, kai yra aukštas insulinas, žmogui bus labai sunku numesti svorio. Tam, kad jis nukristų, mūsų insulinas turi būti žemas. Ta galima pasiekti arba tokio ilgalaikio sporto metu, arba badavimo metu. Reiškia, kai mes badaujam, sumažinam insuliną, mes lengvai galim atiduoti riebalinį audinį ir iš jo gaminti kitą energetinę medžiagą, ketonus, apie kuriuos mes turbūt pakalbėsim. Tai reiškia, jeigu mes valgom 2-3 kartus per dieną, mūsų insulinas yra žemas, nėra insulino rezistencijos
ir mes jaučiame sveikiau. Dabar insulino rezistencijos požymiai kokie yra. Tai keletą pavardinsiu, galbūt klausytojams bus labai įdomu. Čia labai svarbu. Ir jie tada pagalvos, o ar man taip yra? Tai vienas iš požymių yra svoris po truputėlį auga ir jį sunku numesti. Antras yra dietos neveikia. Žmogus bando šiek tiek įvairias dietas, jos šiek tiek pamažina svorį, bet pasižiūri moteris į veidrodį. Vis tiek, dar ne tas rezultatas, dar norėčiau, kad būtų kitaip. Sunku numesti svorį. Toliau antroji dienos pusėje žmogus nebeturi energijos. Jis grįžta visas po darbo arba jau darbo metu jaučia, kad jis jau nori tiesiog griūt, pamiegoti, pailsėti ir nelyskit prie manęs, aš esu pavargęs. Toliau dar vienas iš požymių yra, kad smegenų rūkas. Žmogus sunkiai mąsto. Antroji dienos pusėje jau sunku mąstyti, užverčia kompiuterį, skaityti knygų nenori, jis tiesiog nori ilsėtis. Tai tokie keli pagrindiniai dalykai, kurie rodo į insulino rezistenciją. Tai galima pasitikrinti, ar šitų požymių nėra ir ar nėra insulino rezistencijos. Be insulino rezistencija susijusi su labai daug ligų. Širdies kraujagyslių, antro tipo diabetų, Alzheimerių ir vėžių. Ta sako naujausi moksliniai tyrimai ir mūsų užduotis yra mažinti aukštą insuliną, valgyti 2-3 kartus per dieną ir karts nuo karto turėti pabadavimo periodus. Ta daryti protingai. Badauti turiu galvoje. Gerai, kas yra protingas badavimas ir nuo ko žmogui, kuris čia klauso ir sako, jo, aš viską turiu, pas mane šitie visi požymiai yra, ką jam daryti, nuo ko jam pradėti, kad nebūtų šoko nei jam, nei organizmui. Taip, aš dabar turiu motivaciją, supratau? Aha, viskas tvarkoja. Jo, motivacija yra, aš supratau, užsiprogramavau savo smegenis, kad aš noriu, nes mano kūnui to reikia ir aš noriu gerai jaustis. Tai nuo ko pradėti, kad nebūtų, žinot, kaip būna, jeigu tu per didelį žingsnį žengi, tu sakai, ne, čia ne man ir nueini į kitą pusę ir grįžti prie savo vėl turtukų ir visokių kitų dalykų. Tai reiškia, kaip daryti, kad tu eitum po tą mažą žingsnelį į priekį ir kad tu pamatytum tą efektą ir tai taptų tavo gyvenimo būdu. Valgykim dramblį mažais kąsneliais. Po truputėlį, kaip aš minėjau, iš pradžių pradėkim protarpinį badavimą. Pabandykim 14 arba 16 valandų nevalgyti, o valgymui skirti, ten 10-8 valandas. Geriausiai yra išnagrinėtas 16-8 arba 18-6 badavimas. Tai reiškia, jeigu sakau 16-8, 16 valandų paroj nevalgau, valgymui lieka 8 valandos. Ir tos 8 valandos yra vadinama valgymo langų. Tai reiškia, mano valgymo langas 8 valandos. Per šitas 8 valandas aš valgau. Tai pradedam nuo protarpinio badavimo. Paskui galim pabandyti vieną kartą per savaitę nevalgyti vieną parą. 24 valandas. Ir tai, ką mes darom su protarpiniu badavimu, iš tikrųjų mes pamatom, kad žmogus pradeda jaustis geriau. Aš ir save kartais pagaunu, kad kai aš nevalgo, aš turiu žymiai daugiau energijos. Mintis tampa skaidresnės, greičiau galima galvoti, viską sugalvoti, padaryti. Ir tai reiškia, kad mano insulinas sumažėja. Tai pradedam nuo protarpinio badavimo. Aišku, jau pažengusiam, tie, kurie nebijo ilgiau pabadauti, galima naudoti protarpinio badavimo strategiją 5-2. Ką tai reiškia? Tai reiškia, 5 dienas savaitėje aš valgau normaliai, ten 2-3 kartus per dieną, nepersivalgant aišku, o 2 dienos lieka visiškam nevalgymui, badui. 5 dienos valgau, o 2 dienas nevalgau. Bet su vandeniu nevalgau. Būtinai su vandeniu, būtinai. Jo, nes ši dar yra tokios teorijos, ne, ir, kiek aš žinau, kad saugu yra be vandenio, nedaugiau negu 24 valandas. Bent ką aš esu girdėjusi. Tai pasakyti, ar čia yra tiesa ar ne, nes tas 24 valandos be vandenio, nes sako, kad 24 nedaugiau, nes daugiau tu nebegali daryti, bent jau vienas namuose, tai tikrai ne. Čia jūs kalbate apie taip vadinamą sausą badavimą, mes tam nepritarėm, nes moksliniai literatūrai aš nerandu pagrindimo, kodėl jis yra geriau. Kaip tik aš galvoju, kad jis yra blogiau, pasakysiu kodėl. Kai mes nevalgom, organizmas ieško iš kažkur gauti medžiagų. Ir jis naudoja kaip energetinę medžiagą jau nebe gliukozę, nes mes nebegaunam gliukozės, o naudoja riebalinį audinį. Jį degina. Riebaliniam audinį gali būti ir įvairiausių toksinų, nes mes per gyvenimą sukaupiam. Jie atsipalaiduoja
Ir norint juos pašalinti, mes turim gerti vandenį. Nėra kito kelio juos pašalinti, tik tai išprakaituojant arba su šlapimu. Tai reiškia, gerti turim būtinai. Nereikia tų toksinų vėl atgal kaupti mūsų organizme. Supratau, tai kiek parų yra saugu, pavyzdžiui, namuose pačiam žmogui, jau jisai padarė ten, reiškia, tuos pirmus žingsnius, jau jisai pabandė vieną galių dieną, paskui galbūt antrą dieną. Tai kiek tų dienų aš galiu saugiai namuose be gydytojo priežiūros tai daryti? Dvi paras. 5-2 badavimas, tai reiškia, gali būti 5 nevalgau, 5 valgau, o 2 nevalgau. Vėliau jau nėra saugu ir tikrai reikia gydytojo priežiūroje tą daryti. Aš galiu iš patirties jums pasakyti, kadangi aš 3 jau išmokau daryti tai 3, bet 3 diena iš tikrųjų mano būna tas rytas pats sunkiausias. Taip. Dėl to, kad pas mane atsiranda silpnumas, nes aš rytais vaikštau tokį ratą ir aš jau jaučiu, kad mano kūnas nebelabai nori eiti. Reiškiasi, bet būna iki pietų, tas lūžis, kada tikrai silpna, o po to vėl atsiranda iš kažkur energija. Bet dar pasakykit, kas vyksta su miegu, nes aš iš patirties žinau, kad pirma naktis nieko, o antra ir trečia būna katastrofa. Su miegu labai blogai. Čia tiem žmonėm, kurie nėra badavę dažnai, kurie jau, aišku, dažnai tą daro, tai jie miega paprastai netgi geriau. Tai jeigu badaujant žmogus pirmą kartą jaučia tą tokį miego įsiderinimą, tai 5, 7, 28 nebejaus. Dabar kas vyksta, ar ne? Badavimas yra iš tikrųjų stresas mūsų organizmui. Ir mes turim truputį aukštesnį kortizolio kiekį. Streso metu jisai įsiskiria. Tai va tas kortizolis šiek tiek mums ir neleidžia miegoti. Tai va jaučiam tokį lengvą stresą ir tada miegas toks būna nelabai gilus. Vėliau organizmas prisitaiko visiškai puikiai ir žmogus iš tikrųjų miega dar netgi geriau. Nes mano vaikai man paaiškino, sako, mama, taigi kūnas sako, eik ieškok maisto, nes reiškia, kaip jūs sakote, yra stresas, kuris sako, kelkis ir eik ieškot. Tai va šitoj vietoj matyt, prie kurio laiko supranta, kad čia viskas tvarkoj, saugu, gali miegoti. Tai va, tai hormonai iš tikrųjų labai daug ką reguliuoja mūsų organizme ir aš dar norėčiau pagrįsti tą nuomonę, kodėl turėtume valgyti 2-3 kartus per dieną. Nes taip sako mūsų hormonai. Nes iš tikrųjų vakare, kai mes jau šviesos nematom, mūsų akis negauna šviesos, tada impulsas siunčiamas į smegenis ir sako, jau eik miegoti. Bet kaip mes suprantam, kad norim eiti miegoti? Tai mūsų organizmas išskiria tokį hormoną melatoniną ir nuo 10 valandos jo toks pikas padidėja, mes apsnūstam ir tada tikrai turėtume eiti miegoti. Tai va, nueinam, miegam ir tada kažkodėl ryte atsikeliam. Dabar klausimas, o kasgi mus pakelia? Mus pakelia kaip tik tas hormonas kortizolis. Jo pikas būna apie 6-7 valandą ir dažniausiai žmonės keliasi tada. Jie turi daug energijos, pasiruošia naujai dienai, kortizolis duoda energijos, ar ne? Va. Bet dabar kitas dalykas. Išsiskiria labai svarbus hormonas grelinas, kuris sukelia alkio jausmą. Dėmesio, jo pikas yra 8 val. 13 ir 18. Reiškia, tuo metu mums organizmas sako, eik pavalgyti, aš tau duosiu alkio jausmą. 8, 13 ir 18. Ir labai gerai, jeigu žmonės valgytų tuo metu 8, 13 ir 18. Bet dėmesio, grelinas neįsiskiria 21 val. Vakare, 23 val. Vakare arba tarpuose tarp 8, tarkim, ir 14. Ir tai rodo, kad mums užtenka 3 kartų valgymo ir neužkandžiavimo. Tai yra labai svarbu. Nes jeigu mes užkandžiaujam, mes tada padidinam insulino kiekį ir turim tai, ką turim. Jo, nes mes išderinam savo organizmą, teisingai mes nebegirdime tų siunčiamų signalų. Taip. Ir kas vyksta, labai dažnas atvejis, kad, aš dirbu su moterim, tai labai dažnai iš tos pusės žinau, kad tai yra emocijos, kurias mes bandom nustumti arba jas kažkaip nuraminti to maisto pagalba. Tai va šitoj vietoj mums reikia labai gerai girdėkit šitas valandas ir kai tu pradedi sekti save ir stebėti ir pradedi pripratinti savo kūną prie tų valandų, iš tikrųjų tengi vyksta funkcijos visos, ir tavo kūnas pasiruošia, išskiria sultis, skrandis ir visi kiti dalykai tam, kad maistas būtų suvirškintas ir jis būtų pasisavintas. Iš tikrųjų labai svarbu, kai mes einam valgyti,
kad rastume laiko niekur neskubėti. Kodėl? Nes tada veikia, kai mes atsipalaidavome, taip vadinama parasimpatinė nervų sistema. Žmogus nusiramina, kaip jūs sakote, įsiskiria daug virškinimo sulčių, virškina gerai, žarnyno peristaltika gera, mes puikiai jaučiamės. Todėl, jeigu žmogus yra streso būsenoje, aš sakau, jeigu galit, tada nevalgykit. Tiesiog praleiskit šitą valgymą. Jo, ir geriausia, yra kvėpavimo pratimai, ne, kada tu gali nuraminti savo tą sistemą, išgerti vandens, nes kas dabar vyksta, ne, jūs tikriausiai pastebite tą patį, ką aš, kai tu ateini, atostogauji, pavyzdžiui, ir ateini į restoraną, staiga matai, kad beveik nei vieno stalo nėra žmonių, kurie neturėtų rankose telefonų arba planšečių. Taip, būtent. Ir tada jie nesupranta nei ką jie valgo, nei su kuo jie valgo, nei koks toks maisto skonios, nes tada mes nesuprantam, kokį kiekį mes jo suvalgom. Teisingai, nes dėmesys yra ne toj vietoj. Taip, ir netgi mes nesimėgojam tuo maistu, o kaip aš sakiau, jeigu mes mėgojamės tuo maistu, mėgojamės bendrystę vieną su kitu arba su kitais žmonėmis, mes aktyvuojam savo parasimpatinę nervų sistemą, kuri leidžia žymiai geriau virškinti. Ir kartais, jeigu žmogus skuba, valgo, greitai bėga, streso būseno, jis jaučia galvos skausmą. Ir va čia vėlgi yra toks dalykas, kad sako, sustok, tada nusiramink ir pavalgyk, tada, kada esi ramus ir gerai nusiteikęs. Jo, nes čia irgi valgymas yra ritualas. Taip, teisingai. Taip. Ir tai yra, kaip aš sakau, ir mes praeitam podcast'e irgi paminėjom su Aleksijum Zacharovu apie tai, kad jeigu moteris yra pikta ir ne prie puodų, tai jinai gali su to maistu ir nužudyti tą savo vyrą, bent be jau gerai susirgdinti, tai tikrai. Tai vat jeigu esat nenuotaiko, jeigu negalit, būti tame vaibė, tada neikit prie puodų, geriau užsakykit kažkur tai tą maistą. Čia žinutė vyrams, vyrai, mylėkit savo žmonas, nepykdykit jų, kad jūsų nenunuodytų. Jo, nes iš tikrųjų tas gaminamas maistas, ir kokia problema šiuolaikinio pasaulio, kad mes nebeturim laiko gaminti. Kad mes nebeturim laiko susėsti prie stalo. Kad mes nebeturim laiko kurti tų ritualų ir turėti tą laiką kartu teisingai, nes tada tu supranti, kad tau kokybiškai galbūt reikia tik 2 tų maistų, tik 2 tų, sakykime, valgymo laiko, o viso kito nėra būtina, nes kartais maistas dabartiniam laikė yra toks jausmas, kad vienintelis malonumas, kuris mums belikęs. Ir kur mes tada norim ar itališko, ar japoniško, ar dar kažko, iš tikrųjų, tai gal mums spalvos kitos reikia. Galbūt mums reikia palaikyti savo kūną nevalgiusiai, kad suprastų, o kaip skanu valgyti agurką. Nes kas atsitinka iš tikrųjų po to badavimo, pabrėžkit tą dalyką, kad maistas yra dieviško skonio. Taip, žmonės pabando ir sako, wow, Dieve, kaip skanu, nes mes savo stovyklose po 5 dienų badavimo duodam jau tą vakarienę, tokią šventinę, tada kitą dieną pusryčius ir pietus. Kaip jie aikčia ir kaip žiūri šitą maistą visiškai naujai. Tai reiškia, kad karts nuo karto mums reikėtų pabadauti, nes badavimas turi labai daug naudų mūsų organizmui. Nes badavimo metu iš mūsų riebalinio audinio, mūsų riebalinis audinys skyla ir pagamina kepenyse labai svarbias molekulės. Ketoninius kūnus arba ketonus. Ir vat ketoniniai kūnai, jie mažina viso organizmo uždegimą. Jie yra natūralūs antioksidantai. Mes geriam įvairiausius antioksidantus, ieškom jų, bet dėmesio mes galim patys pasigaminti badaudami. Nes dabar kas yra tie antioksidantai, turbūt supranta, bet kodėl jų reikia? Nes kai mes vartojam maistą, kuriame daug gliukozės, tai ta gliukozė, galima sakyti, dega mūsų organizme ir jinai išskiria nedidelį kiekį laisvųjų radikalų. O laisvieji radikalai ardo mūsų ląstelių sieneles ir ląstelė žūsta. Čia nėra gerai. Bet mes esam tobulai sukurti, nes organizmas pagamina kitą fermentą, kuris suriša laisvuosius radikalus. Bet dėmesio. Turim daug streso, blogai miegam, kažkur keliaujam, bėgam, lekiam, prastai maitinamės, laisvųjų radikalų dar daugiau. Ir tada mes turim taip vadinamą oksidacinį stresą. Reiškia daug laisvųjų radikalų, daug ląstelių žūties ir netgi vėžinius susirgimus. Tai dabar ką daro tie ketonai, kurie išsiskiria badaujant iš riebalinio audinio? Jie suriša laisvuosius radikalus, apgobia juos ir mažina oksidacinį stresą. Tai yra labai svarbi ketonų savybė. Mažina oksidacinį stresą. Mes jaučiame sveikiau.
Moterims sakau, pirmiausia, pažiūrėkite veido odą. Ir aš netgi kviečiu, kad atvažiavo pas mus į programą, sakau, nusifotografuokit šiandien, kai atvažiavot pirmą dieną. Ir paskui po badavimo praėjus kokiai savaitei arba 2. Ir moteris sako, wow, pasikeitė mano veido oda. Reiškia, badavimas atjaunina, neleidžia mūsų laisviesiams radikalams žaloti ir mūsų odos ląsteles. Jo, čia šitą aš pastebiu ir tikrai čia yra geriausia. Aš netikiu jokiais kremais, aš netikiu jokiais tokiais dalykais, bet aš labai tikiu badu ir aš manau, kad tai yra vienas iš tų įrankių, kurį mes turime įtraukti savo rutiną ir kasdienybę. Ir kaip aš sakau, po savaitgalio nevalgyti 24 valandas, tai čia yra jokių problemų. Jokių problemų, aišku. Tik tai reikia iš tikrųjų save programuoti. Bet kaip jūs labai gerai paminėjot, mes turim viduje visą laiką turėti motivaciją, kodėl mes tai darom. Aš dabar noriu, daktarė, kad jūs pasakytumėt pasakytumėt labai aiškiai, kiekviena, sakykime, badavimo diena, ką jinai mums duoda, nes vyksta skirtingi dalykai, kurie vyksta mūsų kūne. Tai pirmoji, antroji, sakykime, trečioji, jeigu mes tai darom, arba 2 dienas darom namuose ir tai saugiai darom ir tai galima daryti. Kas vyksta, kad aš suprasčiau? Pagrindinis dalykas čia yra, kas žaidžia tame, tai gliukozė ir insulinas. Tai aš dabar pabandysiu papasakoti. Pirmoji diena yra pati lengviausia, galit pradėti, nes kai mes jau nevalgom, tai tada gliukozės kiekis staiga sumažėja, nes mes jos negaunam iš išorės, negaunam angliavandenių. Tada organizmas ieško, iš kur paimti tos gliukozės. Organizmas protingas, jis pasideda į atsargą, tai yra į kepenis ir į raumenis. Ir tada ima iš ten ir vartoja. Ir jaučiasi puikiai, žmogus vis tiek turi tos gliukozės. Kažkur jau pirmos paros pabaigoje rezervas išsenka ir tada įsijungia labai svarbus dalykas – autofagija. Ką tai reiškia? Organizmas ieško, o kur dar galėtų būti gliukozės? Tai tada mūsų ląstelėse yra daug sugriuvusių struktūrų, kurios sudarytos iš baltymų, bet tuose baltymuose yra šiek tiek gliukozės. Tada organizmas apgaubia visą šitą šlamštą ląstelių, neša į kepenis, perdirba ir pagamina šiek tiek gliukozės. Tai šitas procesas vadinamas autofagija, savaiminis ląstelių išsivalymas. Reiškia, jau antros dienos badavimo metu, pirmos pabaigoje, antros pradžioje, ląstelės yra pradedamos valyti ir šiek tiek pagamina gliukozės. Tai autofagija yra labai svarbus dalykas, kurį kviečiu įjungti, pabadavus 1-2 paras jau autofagija įsijungia maksimaliai. Ir tada mes atjaunėjom. Tai čia yra pirma diena. Antra diena prasideda tuo, kad gliukozės vis dar nėra, ląstelės po truputėlį valomos ir tada jau įsijungia kitos sistemos, kurios pradeda skaidyti riebalinį audinį. Dabar, kad riebalinis audinys skiltų, yra irgi labai svarbios sąlygos. Tai turi būti žema gliukozė ir žemas insulinas. Jeigu jie yra aukšti, pastoviai valgom, niekada riebalinio audinio nesudeginsi. Žema gliukozė ir žemas insulinas atsiranda antrąją dieną. Tai tada jau prasideda mūsų riebalinių ląstelių skaidimas ir aš galiu pasakyti, kad badaujant jau antrą dieną mūsų riebalinis audinys pradeda tirpti. Tai čia toks geras signalas, motyvacija, kad jau antrą dieną mes pradedam mažinti riebalinį audinį ir mažinti, aišku, svorį. Tai antrą dieną įsijungia iš tikrųjų ketonų gamyba, jų dar nėra daug, bet juos jau gali naudoti kaip energetinę medžiagą vietoj gliukozės. Ir čia jau, jūs sakėte, antrą kažkur dieną atsiranda, gal trečią dieną atsiranda tas toks stiprumas. Gliukozė žema, bet kita energetinė medžiaga, ketonai, yra naudojami ir organizmas jau gauna energijos. Geras, sako, aš nevalgau 2 paros, bet aš turiu energijos. Tai čia ta energija iš ketoninių kūnų, kurie ir mažina uždegimą. Tai antroji dienoje gliukozė žema, insulinas mažas ir šiek tiek jau riebalinis audinys tirpsta. Trečią dieną viskas tas pats, tik šitie procesai dar aktyvesni. Daug riebalinio audinio skaidoma, mažai gliukozės, mažas insulinas. Ir ta būsena yra labai gera, nes mes atitolinam daugelį ligų. Vėžinius susirgimus, toliau antro tipo diabetą, valom kraujagyslės, širdies kraujagyslių ligas. Ir trečią dieną maždaug vyksta tas.
Ketvirtą dieną iš tikrųjų šitie procesai toliau tęsiasi, daug ketonų, gliukozės beveik visai yra mažai, bet tada organizmas puikiai naudoja ketoninius kūnus, mažina oksidacinį stresą, valo visą organizmą ir iš tikrųjų atitolina daug lėtinių ligų. Tai vėžiniai susirgymai ir širdies kraujagyslių ligos, Alzheimerio, Parkinsono liga. Beje, dar įsijungia kokią 3-4 dieną labai svarbus toks dalykas. Smegenys pradeda gaminti smegenų neurotrofinį faktorių. Literatūroje, jeigu skaitysite BDNF, tokias raidės BDNF, mes sakom. Mes tyrėm savo dalyviams su Vilniaus universitetu irgi matėm, jo padidėja. Dabar ką daro tas BDNF? Na, jeigu mes imtume tokią 2-4 dieną, jo įsiskiria daugiausiai. Tai pasirodo, kad šitas smegenų neurotrofinis faktorius, jis atnaujina mūsų smegenų ląsteles, neuronus. Reiškia, mūsų ląstelės neuronai smegenų, jie gali atsinaujinti. Ir BDNF sukuria sinapses arba jungtis tarp ląstelių neuronų, todėl impulsai bėgioja labai greitai. Štai kodėl žmonės sako, 3-4 badavimo dieną mano galva tapo tokia švari, mintis visai kitokios. Ir tada atmintis pagerėja. Va čia BDNF faktorius, kuris atnaujina mūsų smegenis. Kaip mano žmona Vilija sako, badavimo metu mano smegenis žydi. Tai reiškia labai daug naudų. Ir žemas insulinas, ir uždegimas mažėja, ir autofagija įsijungia, ir tada dar mes atnaujinam savo smegenis. Jo, nes iš tikrųjų, taigi mūsų žarnynas, tai yra mūsų antri smegenys, kad Taip. Tas signalas iš čia persiduoda į čia labai greitai ir vat ką mes valgom, kaip mes gyvenam, tai iš tikrųjų priklauso nuo to, koks yra žarnyno flora, kas ten vyksta, tokios yra mūsų ir mintis. Teisingai. Jo, ir dar vienas labai svarbus dalykas, ačiū, kad jūs irgi paminėjote apie žarnyną, nes badavimo metu taip pat atsinaujina žarnyno ląstelės. Nes ketoniniai kūnai turi ir tokią, kaip vadinama, signalinę funkciją. Jie ne tik tai mažina uždegimą, bet jie signalizuoja, kad reikia gaminti kamienės ląsteles, o iš jų jau gaminasi kitos ląstelės, kurių mums organizme reikia. Tame tarpe ir žarnyno ląstelės. Tai badavimo metu, ypatingai ilgalaikio badavimo metu, 4-5 dienų badavimo metu atsinaujina mūsų žarnyno ląstelės. Tai tas irgi labai svarbu. Nes aš buvau skaičius knygoje, kad pirma diena, reiškia, mūsų atsinaujina metabolizmas, antra diena hormoninė susibalansuoja sistema, o trečia diena yra imuninė sistema irgi tvarkosi. Tai ar čia yra tame yra racijos ar ne, tose žiniuose? Aš manyčiau, kad tas vyksta viso badavimo metu, jeigu mes kalbame apie 5 dienas, bet aišku, priklausomai nuo to, kada kas įsijungia stipriausiai. Tai pavyzdžiui, trečią dieną turbūt stipriausiai įsijungia mūsų autofagija, vėliau 3-4 dieną įsijungia labai stipriai mūsų BDNF gamyba, smegenų atsinaujinimas vyksta. Na ir toliau kamieninių ląstelių atsinaujinimas irgi jis vyksta tada apie 4 kažkur dieną. Sunkiausia turbūt yra badauti 3 dienas ir pabaigti badavimą. Žinot, kodėl? Kodėl neklausėt? Nežinau, aš galvoju, aš 3 dienas badauju, bet kadangi aš taip save užprogramuoju ir taip aš save, net ne 3, sakyčiau, aš biški daugiau, nes dar naktį pridedu, tai man gaunasi šiek tiek daugiau. Tai aš galvoju, kad čia tiesiog programą tokią paleidžiu ir jinai tą baigęs ir jau tada ryte galvoju, kur čia mano tas buljonas, kurį viriau prieš tai. 3 dienos ryte savo stovyklose aš jau sėdžiu anksti ir laukiu, nes visi ateina, nes jiems yra blogai, gliukozė nukrinta, dar ketoninių kūnų nedaug. Savijauta labai prasta ir 3 dienos pabaigoje visų savijauta staiga pagerėja. Ir tada sako, wow, tada aš jau badausiu toliau. Man labai gaila, kad žmogus tik išbadavo vos 3 dienas, pajautė tą pirmą blogumą ir meta viską. Čia yra pats gerumas, kuris laukia už to kalnelio. Reikia šiek tiek tik išlaukti ir tada mes jausim tokį stiprų pagerėjimą, nes organizmas nuo gliukozės mitybos perina į ketonus. Tai taip medicinoje vadinama metaboliniu plastiškumu. Nuo gliukozės link ketonų. Ir tada, kai jau naudoja ketoninius kūnus, tai reiškia skaido mūsų riebalus, riebalų masė mažėja, ketoninių kūnų daugiau, energijos daug. Ir tada ta būsena yra labai gera. Žmonės 4 dieną jau pradeda
ateit pas mane sakyti, Valdemarai, aš noriu badauti ne 5 dienas, o 6-7. Ir tą visada kiekvienų stovyklų metu aš girdžiu. Palaukit, sakau, ramiai baigiant 5, paskui žiūrėsiu. Tai reiškia, pagerėja savijauta žmonių. Supratau, nu tai gerai, tai aš supratau, kad aš dar turiu tikslą ir 5 dienas. Aš jūs kviečiu 5 dienų badavimą. Jo, galiu, nes iš tikrųjų tą, ką jūs šnekat, aš patyriau pati ant savęs ir aš suprantu, apie ką jūs kalbat labai gerai, nes aš sakau, 3 dieną pas mane būna tas toksai labai tikrai norėčiau ateiti irgi pas daktarą ir sakyti, žinot, jau viskas, bet kadangi, aš žinau, kad aš nusprendžiau ir aš einu toliau tuo keliu, tai aš tiesiog išlaukiu tą laiką ir aš žinau, kad apie pietus pas mane viskas pradeda keisti. Ir tada vakare jau galiu ir toliau gal nevalgyti, bet kadangi nusprendus tiek, tai jau aš jau pradedu kitą rytą valgyti. Bet aš manau, kad tikrai tą, ką jūs šnekate, būtų dar lengviau tą 4 dieną išbūti ir 5 dėl to, kad jau tu supranti, kad čia yra tie 2 kūrai mūsų kūnui teisingai, yra arba cukrus, arba riebalai. Taip. Ir mūsų kūnas geba persijungti, bet mes dažniausiai jam neleidžiam. Mes iš tiesų duodam cukraus. Taip, bet iš tikrųjų dar kas labai svarbu paminėti, kad žmonės, kurie klauso, nesusidarytų tokios nuomonės, kad aš galiu imti vienas ir tas 5 dienas badauti. Čia labai tokia didelė pagunda, bet labai svarbu, kad tai būtų gydytojo priežiūrai. Nes mes pastoviai darom kraujo tyrimus badavimo metu, matuojam tiek gliukozę, žiūrim, kad jinai per žemai nenukristų, nes tai irgi yra tokia pavojinga būsena, ir žiūrim, kad nebūtų per daug ketonų. Nors tai būna retai, bet kartais būna. Mes turėtume koreguoti ir sekam bendrą organizmo būklę. Aš noriu labai aiškiai pabrėžti, kad žmonės, kurie nori daryti ilgalaikį badavimą, kurie daro tą pirmą kartą, kad tai darytų gydytojo priežiūroje. Arba tikrai specialisto, kuris žino, išmano ir būtinai sekti kraujo rodiklius, bendrą organizmo būklę, širdies darbą, kraujospūdį ir taip toliau. Na, kad tai nenuskambėtų, kad aš pats galiu ir čia niekam. Pats gali parą. Taip, teisingai. Parą, dar 2, bet jau yra. Jo, tada tikrai reikėtų. Yra tikrai kontraindikacijų, kada badauti negalima. Ir mes kai kuriam žmonėm pasakom, ne dabar. Aš paminėsiu tik, kad mes pradedam mūsų programą nuo kraujo tyrimų, kraujo šlapimo tyrimų. Pasidarom išsamų kraujo šlapimo tyrimą, pakonsultuojam žmogų ir tik tada pasakom, jis gali badauti ar ne. Tai yra būtina ir pas mus būtina sąlyga kraujo šlapimo tyrimų. Ir dar amžius yra teisingai, nes jūs žinau, kad jūs nepriima ten, sakykime, 12 metų mergaitės arba 70 metų moters. Tai mes galim pakalbėti apie indikacijas, kontraindikacijas. Kas galėtų badauti? Taip. Galėtų badauti visi, kurie neturi kontraindikacijų badavimo. Dabar kokios tos kontraindikacijos, kas negali badauti. Iš tikrųjų, žmogus, kurio kūno masės indeksas mažiau negu 18,5, tai reiškia labai lieknas, neturi riebalinio audinio, negalima kontraindikacija. Pilnametis žmogus turėtų badauti, ar ne? Vyresnis negu 65 metų irgi mes nekviečiam. Kodėl? Gali turėti labai daug lėtinių ligų, širdies ritmo sutrikimai, netinka badavimas, kepenų inkstų nepakankamumas irgi netinka dėl to, kad kepenys yra labai apkraunamas, inkstai apkraunami. Taip pat, jeigu yra psichinės ligos, valgymo sutrikimai, bulimija, anoreksija, ne. Ir aktyvus vėžys. Jeigu vėžys yra remisijoje, netgi kviečiam ir tai iš tikrųjų tokia gera priemonė išsivalyti savo ląsteles. Na va, tai gal pagrindiniai tokie dalykai, kada žmogui neleidžiam badauti. Aišku, pažiūrėję kraujo tyrimus, mes irgi kartais pamatom tokių dalykų, apie kuriuos žmogus nežinojo. Tada sakom, susitvarkom šitą dalyką ir tada atvažiuos. Tai yra labai svarbu. Dabar pabrėžkit, jeigu aš, pavyzdžiui, aš turiu matuoklį tą gliukozės ir ketonų. Kokie tie indeksai turi būti, kad aš esu toj ketozėje, ne, kad vyksta mano tas kuras yra tie riebalai? Jo, tai labai galima padaryti paprastą tyrimą, nusipirkti tą gliukozės aparatėlį ir jeigu jūs valgot visą laiką, kiekvieną dieną, pasimatuokit, kiek yra gliukozės. Nustepsit, jos yra daug. Norma yra nuo 3,3 iki 5,5 nevalgius. Tokia yra norma. Kai žmonės valgo pastoviai, gliukozė būna aukšta. Tai dabar badavimo metu mes sekam gliukozę ir matom. Iš pradžių, kad važiuoja žmonės būna 5, 6, kai kam 7, jau toks prediabetas. Ir tada jinai pradeda mažėti badavimo metu, nes mes jos negaunam. Pavojus kada yra? Mažiau negu 3 gliukozė jau įsijungia pavojaus signalas. Tada reikia žiūrėti į žmogaus būklę,
kaip žmogus pats jaučiasi ir tada žiūrėti, reikia koreguoti ar ne. Kaip galima pakoreguoti žemą gliukozę? Fiziniu aktyvumu. Mes tada visi darom rytinę mankštą ir ateina žmonės iš pradžių gliukozė žema, po mankštos jinai pakyla. Ir tada, sako, puikiai susikoregavo, viskas tvarkoja. Tai žemiau negu 3. Dabar ketonai. Ketonai, kaip jau minėjau, tai yra riebalų skilimo matas. Jeigu aš valgau kiekvieną dieną, dažnai užkandžiauju, kiek galvojat bus ketonų matuojant? Mažai. 0. Taip. Jų nebus. Taip. Tai rodo, kad riebalai neskyla. Mes juos tik tai didinam tą riebalinį kiekį ir svoris augs. Riebalų sąskaita. Tai dabar pradedam badauti, ketozė prasideda nuo 0,5 mmol. Reiškia, nuo 6 jau yra gerai. Pavyzdys. Vieną dieną badaujant, ketonų bus apie 0,7. 5 dienas badaujant bus 6 arba 7. Tai reiškia, gali būti 10 kartų daugiau. Tai galite pažiūrėti, vieną dieną badauju, skyla labai mažai riebalai, svorio numesiu nedaug. 5 dienas badaujant, numesiu žymiai daugiau. Nu jo, bet man kas vyksta, aš kaip po tų 3 dienų, nu gerai, ten aišku sumažėjau, bet man paskui labai greitai vėl viskas grįžta, bet nu aš niekada neturėjau antsvorio, niekada neturėjau su to problemų, bet aš, kaip aš sakau, aš tai darau ne dėl to, kad matmenį savo pakoreguočiau, bet iš tikrųjų reikia pabrėžti, kad badaujam mes dėl sveikatos pirmoji vietoje. Teisingai, tai kas vyksta. Teisingai. Ir dėl mūsų to proto aštrumo, aš kaip sakau, taigi čia yra dovana. Mes dabar visi skundžiamės visokiais lėtiniais nuovargiais, ten visokiais kitais dalykais. Klausykit, nustokit valgyti, mažiau valgykit. Taip. Ir staiga baigsis visos problemos. Ir miegokit, aišku, labai svarbu miegas. Miegas labai svarbu. Tai aš tikrai pritariu tam, kad viena diena, jinai yra, pabadavimui yra labai smagu, 2 dar geriau, 5-2. 5 dienos jau gydytojo priežiūroje, bet iš tikrųjų duoda labai didelius pokyčius mūsų organizme. Jūs minėjot, kad ką daryti po to, ar ne? Kodėl žmonės priauga svorio? Mes duodam išėjimo iš badavimo rekomendacijas ir kaip to svorio nepriaugti, ką daryti toliau. Dabar jeigu aš atėjau 5 dienas pabadavau, grįžęs darau tai, ką dariau prieš tai, valgiau 10 kartų per dieną, vakare prisikirtau, valgiau daug angliavandenių, tai aišku, kad svoris augs. Tai yra natūralu, jisai augs. Bet jeigu žmogus atkreipia dėmesį mūsų rekomendacijas daro, taip nebūna. Pas mus yra pavyzdys. Viena moteris dabar atvažiuos į mūsų stovyklą 5 kartą. Jinai numetė 26 kg ir jį išlaiko jau 2 metai. Jis nesikeičia, apie 80 kg dabar sveria. Jinai, kai atvažiavo, buvo 64 metai, jai dabar yra 66 metai. Ir iš tikrųjų didžiuliai pokyčiai. Moteris numetė 26 kg, atsikratė daug lėtinių ligų, dabar vėl vaikšto į salę, sportuoja, džiaugiasi gyvenimu. Ja. Visiškai pasikeitusi yra. Čia labai svarbu iš tikrųjų į mūsų tą rutiną įtraukti, ne tik tai, kad badas yra vienas iš elementų, bet sportas, dar jūs paminėkit ypatingai tą mūsų raumenų masę, ką žinau, kad jūsų stovykla irgi tą daro, jūs matuojat ir jūs pasakot, kiek vis dėlto reiktų žmonėms, nes yra ypatingai vyresnės moteris, jos, nu ką man čia to sporto, aš čia šoku, aš čia tą darau, bet man nereikia. Ir iš tikrųjų raumenys yra tas energijos šaltinis, kuris mums jaunystės irgi šaltinis, mes privalom rūpinti savo raumenys, po 40 metų mes jų vis netenkam po tam tikrą procentą. Teisingai, tai kaip yra su raumenimis, tai aišku, kaip jūs minėjote, kai žmonės atvažiuoja mūsų stovyklas, mes turim išmanesias svarstyklės ir atliekam taip vadinamą antropometrinių duomenų analizę. Tai yra matuojam, kur riebalai kaupiasi, ką jie daro, kiek raumenų, kiek vandens kaupia ir taip toliau. Tai va, atliekam tokią išsame analizę ir galiu pasakyti, jeigu žmogus turi viršsvorį arba nutukimą, jis savikaupia vandenį. Pabadavus, vandens kaupimas sumažėja, grįžta į normą. Dabar toliau dėl raumenų. Sportuoti reikia kodėl? Dėl to, kad raumenys greitina medžiagų apykaitą, jie degina gliukozę. Ir pavyzdžiui, aš visada, kai pradedu badauti, stengiuosi intensyviai pasportuoti, kad sudeginčiau gliukozės atsargas ir kad greičiau pradėtų deginti mūsų organizmas riebalus. Tai reiškia, raumenys greitina mūsų medžiagų apykaitą. Juos reikia auginti. Dabar kiekvienas žmogus, nesvarbu koks jo amžius,
turėtų sportuoti pagal Pasaulio sveikatos organizacijos duomenis apie 5 valandas per savaitę. Tai yra tokia maža riba, nuo kurios reikėtų pradėti. Dabar dar kas yra labai svarbu, sportuojant raumenis ne tik tai auga, bet jie ir gamina biologiškai aktyvias medžiagas, miokinus. Ir apie jos yra labai daug rašoma ir profesorė Clara Pedersen gavo Nobelio premiją už miokinų atradimą ir parodymą, ką jie daro. Tai mielos moteris, čia jums informacija, kai jūs sportuojat, raumenis susitraukinėja, jie gamina miokinus ir pirmiausia yra miokinai, kurie atnaujina veido odą. Žmonės pradės sportuoti, dar saikingai pabadavę, atrodo žymiai jauniau, gražiau. Ir tai gali būti vėl tokia didžiulė motyvacija, kuri leistų žmonėms sportuoti. Tai miokinai bendrauja su visais mūsų organais ir reiškia, juos, galima sakyti, sveikatina. Tai va labai svarbus dalykas. Reikia jėgos pratimų, būtinai su savo svoriu arba su svarmenimis, bet nepamiršti ir kardio pratimų. Kas yra kardio pratimai? Padidinam širdies susitraukimų dažnį. Tai reiškia, mes turėtume arba greitas ėjimas, arba bėgimas, arba kitokie pratimai. Nes jeigu raumenis mūsų stiprus, visi griaučio raumenis, o širdies raumuo silpnas, gali būti bėdų su kraujotakos sistema. Supratau. Tai reiškia, balansas visą laiką turi būti, bet būtent, aš esu tokia paskaita klausius, kad būtent išilginiai tie raumenys, jie labai svarbus, kad juos mes treniruotume, irgi, tie visi resistant training, yra labai svarbus dalykas, aš čia apie moterį daugiau šneku dėl to, kad pati gilinausi į tą temą. Ir dar mėsos valgymas, ką jūs manot apie mėsos valgymą, nežinau, kad jūs pats lyg tai nevalgot mėsos. Šiaip aš nevalgau mėsos. Jo, jūs nevalgot mėsos, bet bent jau kiek aš klausiau ir skaičiau literatūros, kad moteriai po 40 metų rekomenduojama ta mėsa ir gal galima ir be jos, nežinau, bet bent jau pagal tos rekomendacijas, kurias aš skaičiau, kad sportas ir mėsa yra, aš kalbu apie hormonus ir jų veiklą, nes kas yra moteriai ir noriu būtinai, kad jūs paminėtumėt apie hormoninę sistemą, kas yra svarbu moteriai ir ką jai reiktų žinoti, kai jinai dar turi ciklą, kada jinai gali badauti, kada jai nerekomenduojama badauti, nes iš tikrųjų hormonai yra tas dalykas, kuriuos mes turim atkreipdėmėsi ir gyventi pagal juos. Taip, iš tikrųjų labai geras klausimas, bet dėl mėsos nesu didelis žinovas, bet žinau, kad naujausios mokslinės publikacijos kalba apie tai, kad raudonos mėsos mes turėtume vartoti labai mažai. Taip. Labai mažai. Baltos mėsos, čia kalbam turbūt apie vištieną, galima naudoti, bet irgi nepiknaudžiauti dėl to, kad tai yra baltymas. Ir jeigu mes vartojam labai daug baltymų, įsijungia taip vadinama mTOR sistema, kuri gali skatinti ir vėžinių ląstelių dauginimąsi. Badaujant mes kaip tik tą sistemą, kuri skatina vėžinių ląstelių dauginimąsi, mTORą blokuojam. Tai čia yra geras labai dalykas. Jeigu jau žmonės mėgsta valgyti mėsą, tada būtinai turėtų ir pabadauti. Jo, čia privaloma. Tada privaloma. Jeigu mėsos nevalgo, rekomenduojama tada pabadauti. Tai va. Bet dabar apie moters lytinį ciklą, ar ne? Tai galima suskirstyti tą ciklą į 2 dalis. Pirmas, iki ovuliacijos, kai šito ciklo metu iki ovuliacijos moters lytiniai hormonai, estrogenai, jie auga į viršų. Tada moteris turi daug energijos. Ją sunku sulaikyti, jinai pati žaviausia, jinai atrodo puikiai. Ir tada, reiškia, tą užtikrina mums estrogenai. Tai kitas hormonas progesteronas, jis yra žemai ir jisai leidžia moteriai jaustis puikiai, ar ne? Antras etapas yra jau po ovuliacijos link menstruacinio ciklo pradžios. Tai tada šito ciklo metu estrogenai pradeda žemėti mažiau, progesteronas auga į viršų, moteris turi mažiau energijos. Ir kai lieka kelios dienos iki menstruacinio ciklo pradžios, atsiranda taip vadinamas toks cravingas. Moteris nori saldumynų, nori valgyti daugiau. Ir aš sakau, leiskit šitą daryti ir vyrai supraskit moteris, jeigu jos šitą daro. Tai dabar, kaip galvojat, kuriam tam ciklo etape, pirmam ar antram, iki ovuliacijos ar po ovuliacijos žmogui galima, tai yra moteriai leisti.
Teisingai. Tai reiškia, iki ovuliacijos, kada estrogenai aukšti, aš siūlyčiau badauti, jeigu, pavyzdžiui, ypatingai ilgalaikį badavimą daro 4-5 dienas, būtent tuo periodu. Niekada nedarykit tam antram periode, ypatingai prieš menstruacinio ciklo pradžią. Dėl to, kad tikrai bus labai sunku, energijos mažiau, noras valgyti saldumynų, visą laiką apie maistą galvos. Beje, mūsų stovykloje buvo, atsiprašau, viena mergina, kuri, kai aš paaiškinau šitą informaciją, sako, nu va, aš dabar supratau, kodėl man taip sunku buvo šį kartą badauti. Nes kaip tik buvo prieš pat menstruacinį ciklą. Tai va, nedarykim tokios klaidos. Jo, nes iš tikrųjų mūsų hormoninė sistema yra labai labai svarbi ir mes kartais, kai ją pradedam ignoruoti, nu ir iš proto, žinot, kaip vyrai logiškai viską. Nu tai čia pasakė daktaras, kad reikia taip daryti, imu ir darau. Reiškia, ir negalvodama apie tai kaip aš jaučiuosi, vat, nu, pajausti tą savo kūną ir suprasti, kad, nu, jeigu yra tas noras valgyti, ne, ir tų gerųjų angliavandenių, tai tada sąmoningai rinkis geruosius angliavandenius, nu, nepulk tortų valgyti. Teisingai. Bet valgyti tai, kas tau patenkins tą poreikį, bet tu jausiesi irgi gerai ir tu neplaksi paskui savęs, kad tu ten tą suvalgiai ar aną suvalgiai. Ir priimti tai kaip visiškai normalų dalyką, kad tuo laiku, taip, mano kūnas to nori. Ir aš turiu tai duoti. Taip, būtent. Dar yra vienas labai svarbus dalykas, aš kalbėjau apie hormoną greliną, kuris sukelia mums alkio jausmą, ar ne? Tai 8, 13 ir 18 valandą. Bet dar labai įdomu yra tai, kad nesvarbu, ar aš 8 valandą pavalgysiu ar ne, po valandos alkio jausmas dings. Reiškia, jeigu aš tikrai labai noriu valgyti, pavyzdžiui, 13 valandą, pralauksiu valandą, nepavalgysiu, po jo alkio jausmas dings. Būna, kad žmonės kartais sako, užsidirbau ir nepastebėjau, diena praėjo, aš valgyti ir nenorėjau. Jis tiesiog pamiršo. Ir praleido šitą laiką ir nebėra alkio jausmo. Tai va, čia irgi tokia įdomi žinutė. Jo, čia iš patirties aš galiu sakyti, kad užeina laikas, kada tu nori valgyti, ne, ir jūs patys sakot, kad kavą galima gerti, ne, kas mėgsta kavą gerti, taip. Tai badavimo metu jinai tinkamas gėrimas, galima ją daryti. Tai žmonės labai apsidžiaugia, sako, wow, kavą galim gerti. Jo, ir aš iš patirties galiu pasakyti, kad man ryte puodelis kavos bado metu yra kaip maistas. Ir aš taip savo smegenis irgi apgaunu, kad aš jiem kažką duodu ir jiem viskas yra tvarkoj. Ir jeigu, pavyzdžiui, ką jūs sakėt, labai reikia tą atkreipdėmėsi, kad smegenis mūsų dirba žymiai geriau, kai mes nevalgom. Taip. Mano sūnus, kuriam 20 metų, jis mokosi universitete, sako, kai man yra egzaminas, aš parą laiko nevalgau, nes aš tada kaip robotas galiu įsisavinti visą informaciją, kurią aš turiu. Tai iš tikrųjų čia ypatingai studentėm, kurio klausote, žinokit, kad badas jums padeda. Jis nedaro jums nieko absoliučiai blogo. Tai jeigu aš turiu sunkią dieną ir daug darbų, aš tiesiog išimu maistą. Teisingai, aš po paskutinio badavimo, čia buvo gal prieš pusę metų, badavau 5 dienas kartu su grupe, beje, kai buvo atvažiavusi. Norėjau tiesiog pajausti, kaip jie jaučiasi tam dalyvio vaidmenį. Ir jau po badavimo nuvažiavau iš Vilniaus į Kauną ir tokia visiška tyla, ramybė galvoje ir toks švarumas, minčių toks aiškumas. Ir supratau, kad smegenų neurotrofinis faktorius daro savo darbą. Iš tikrųjų, labai gerai jaučiuosi tada. Nes taip, tas ryšys tarp žarnyno ir tarp smegenų mūsų, nu, jis yra labai stiprus ir žmonės neįvertina ir kartais, kai va, tos mintys blogos, ne, tai nustokit valgyt ir pažiūrėkit, gal jos pagerės. Gal pasaulis pasidarys šviesesnis ir gražesnis, nes koks mūsų ir tikslas yra, kad jie nemokamai, bet žmonės, kurie girdi ir klauso mūsų, galėtų pasinaudoti tai, kas iš tikrųjų nekainuoja. Mums nereikia daktarų, mums nereikia, tą parą tai tikrai nereikia daktarų, bet jeigu sugalvosit 5, aš labai norėčiau pas jūs į stovyklą, nes iš tikrųjų girdėjau labai daug gerų atsiliepimų, mano mama visą gyvenimą kovoja su savo antsvoriu ir jinai į Latviją važinėjusi, kur jinai ten nevažinėjusi ir nebadavus po 10 dienų, bet jai viskas vėl sugrįžta, nes kaip aš sakau, tu turi keisti gyvenimo būdą po to. Bet kai jūs duodat rekomendacijas, tai iš tikrųjų tai yra įrankis ir jeigu žmogus juo naudojasi, jis sėkmingai tada tą svorį turi tokį, kokis jam yra tinkamas.
Tai va šitoj vietoje tiesiog tos stovyklos, kad atsirado Lietuvoje ir va ta naujystės, tas projektas, kurį jūs dabar čia Lietuvoje sukūrėte ir taip profesionaliai darote, tai iš tikrųjų čia yra dovana. Jo, iš tikrųjų dar kas yra labai svarbu, kad ta psichologinė būsena, ir kadangi mes tą projektą sukūrėm kartu su žmona Vilija, tai jinai daugiau orientuojasi tą psichologinę būseną ir pastebėjau, kad labai reikia žmonėms to psichologinio palaikymo. Ir va, Vilija puikiai šitą dalyką užtikrina, dėl to dalyviai jaučiasi saugus ir ta kūniška prasme, iš medicinos pusės o taip psichologiškai tą sudėlioja puikiai Vilija. Tai aš tikrai esu dėkingas, kad mes galim kartu daryti šitą projektą ir kartu nešti tą gerą žinią žmonėm, kad susilaikymas nuo maisto, turint kažkokį tikslą, ypatingai sveikatinimo srityje, jis yra iš tikrųjų labai labai naudingas. Ir kartais gal ir reikia mažiau vaistų, bet mažiau valgyti. Tai va. Jo, aš visą laiką mėgstu sakyti, kad maistas yra vaistas. Teisingai. Tai jį reikia vartoti saikingai, reikia rinktis tinkamai, negailėti ten ekstra lito ar euro ar dar kažko. Tai reiškia, kad mes iš tikrųjų turim suprasti, kad viskas yra labai paprasta gyvenime. Jeigu maistas atkeliauja į žemės per kuo mažesnį laiką iki tavo lėkštės, tai yra tai, ko tavo kūnui reikia. Ir tada, sakykime, nes dabar, aišku, labai yra populiaru papildai, vitaminai, tik jūs gerkit ir man toks jausmas, kad ateis laikas, kai mes tikriausiai tablečių saują suvalgysim, išgersim vandenį ir būsim sotus. Tai man toks jausmas, kad mes artėjam link to, nes tų papildų ir tų maisto visokių priedų yra labai daug. O ką jūs manot apie tai? Ar ir iš tikrųjų mums reikia tam tų saujų maisto papildų? Mes darom tyrimus ir žiūrim, ar iš tikrųjų žmogui kažko trūksta, ar ne? Ir va tada jau galim parekomenduoti, bet galbūt čia yra daugiau tokie psichologiniai dalykai. Žmogui lengviau kažką suvalgyti, negu nevalgyti. Sako, aš geriau kažką suvalgysiu, būsiu sveikesnis, bet maisto neatsisakysiu. Aš manau kitaip. Aš nesu prieš papildus, jie tikrai yra naudingi tada, kada jų reikia, bet galbūt jos pradėkim naudoti, kai mūsų organizmas yra šiek tiek švaresnis. Po pabadavimo periodų, po galbūt ilgesnio badavimo, jie veiks visiškai kitaip. Tai va, ir tada reikės žiūrėti, ar žmogui dar reikia kažkokių papildų ar ne. Jo, tai pirmas žingsnis, kaip aš sakau, ir kokią žinutę mes čia norėjom perduoti, pradėkit tiesiog ilginkit tą nevalgymo langą. Taip. Reiškiasi, tada 24 valandas pabadaukim. Čia tai žiso yra paprasta, nes jeigu įsivaizduokit, sekmadienį vakare pavalgiau, ir pirmadienį vakarė jau vėl galit valgyti. Taip. Tai čia tikrai nėra sudėtinga tą dalyką padaryti, bet pradėkit nuo mažų žingsnelių, tam, kad tai nesuteiktų jums streso, nes kaip aš sakau, svarbiausia - malonumo hormonas, teisingai. Taip. Ir jeigu moteris malonume, tai lengva viską daryti. Taip. Bet jeigu jinai strese, kaip jūs sakėt, tada viskas, pabaiga. Tai va, tai šitoj vietoje visą laiką reikia žiūrėti iš tos pusės, kad, džiaukimės gyvenimu, valgykim tik tiek, kiek mūsų kūnui reikia, o kažkaip skrandis yra mūsų kumščio dydžio. Taip. Tai kai įdedat į savo lėkštę ten tą visą vaivorykštę, pažiūrėkit, ar tikrai yra vietos. Tada dar vienas geras labai būdas, mano pusseserė mane išmokė, apie tai, kai mes valgom, įrankius padėti vis ant kraštų lėkštės. Ir po kiekvieno kąsnio pabandykit daryti tai ir jūs pamatysit, kad jūs taiga suvalgot mažiau. Ir niekada nevalgykit vien tik dėl to, kad yra įdėta į lėkštę. Reikia valgyti tiek, kada pajaučiat, kad, aš sotus. Arba netgi gal dar biški ir alkanas, bet po 20 minučių ateina teisingai tas sotumo jausmas. Tai šitie tokie, atrodo, maži žingsneliai, kuriuos jeigu mes kiekvieną įtrauksime į savo dieną, į savo dienos rutiną, jie daro stebuklus. O jeigu dar kartais rasit galimybę atvažiuoti pas gydytoją į stovyklą, tai čia bus visiškai dovana savo. Kaip aš sakau, geriausia dovana tai yra apie tai.
laikas savo. O pas jūs ten ne tik tai, kad jūs, reiškiasi, neduodat žmonėm valgyti, bet jūs dar ir juos edukuojate, jūs dabar labai daug žinių suteikėt, kurios atveria kažkokį kitą matymą žmogui. Taip, mes kviečiam ir kitus lektorius, paskaitas skaitau ir aš, ir mano žmona Vilija, atvažiuoja endobiogenikos specialistė gydytoja, taip pat profesorius Kurvidas, kuris yra guru, judesių ir sporto profesorius, taip pat mitybos specialistai atvažiuoja ir mes visą šitą informaciją perdodam žmonėm, kad jie žinotų, kaip teisingai maitintis, kaip būti sveikiem ir pozityviem. Bet dar yra labai svarbus dalykas, kad žmogus jaučiasi sveikas ne tik tada, kada jam nieko neskauda, ne? Bet kada jo emocijos yra nurimusios. Tai jeigu kalbam apie gerą sveikatą, profesorius Rozanski yra nurodęs, kas yra gera sveikata ir gyvybingumas. Svarbu gyvybingumas. Tai gyvybingumui svarbu tokia fizinė savijauta, tai yra fizinis aktyvumas, tai yra geras miegas, tai yra teisinga mityba. Toliau, jeigu kalbam apie tą psichologinę sveikatą, tai čia turėtų būti tikslo turėjimas, žinau, ką darysiu kitą dieną. Socialinis bendravimas, sveikas toks mąstymas pozityvus ir galvojimas apie savo sveikatą kaip apie tokį gerumo tokį rodiklį mano gyvenimo. Tai vat keletas tokių dalykų, kurie yra svarbus ir mes savo stovyklose perduodam šitą žinutę. Kad nėra svarbu vien tik tai mityba. Svarbu ir fizinis aktyvumas, ir miegas, ir kaip aš jaučiuosi. Jo, nes kaip aš sakau, jeigu tu valgysi salotas ir galvosi, kad čia, žinai, gal jos purkštos ir dar kažkas, tai jos tikrai apnuodys tave. Bet jeigu tu valgysi, kad ir torto gabaliuką, nesu džiaugsmu ir sakysi, Dieve, tiesiog alpstu nuo šito malonumo, jisai tikrai nenusės nei ant vienos jūsų ten, reiškia, šoninės. Tai va šitoj vietoj tiesiog mūsų tos mintys, jos yra labai galingas įrankis. Ir tos mintys yra tai, kas leidžia mum ir tą parą nevalgyti, ir 3, ir 4, ir 5, nes kai mes turim tikslą ir motivaciją, kodėl mes tai darom, mes tai lengvai galim padaryti. Tai kaip aš visą laiką užbaigiu mūsų podcastus apie tai, kad netikėkit, ką mes šnekam. Imkite ir darykite. Taip. Kol nepabandysit, kol nepraeisit patys, kol nepačiupinėsit ir nepajusit to malonumo, ir tų minčių švaros, jūs netikėsit mūsų nei vienu žodžiu. Tai tiesiog, kaip aš sakau, kviečiu, jeigu jūs esate ne prieš mėnesinės, ne prieš ciklą, tai tikrai drąsiai imkite ir bandykit. Ir mažai žingsneliais kiekvieną dieną. Pirmą savaitę galbūt atsisakykit pusryčių. Antrą savaitę galbūt vieną dieną pabandykit atsisakyti ir pusryčių, ir pietų. Ir pamatysit, kas vyksta ir kaip tai lengva ir paprasta daryti. Taigi, labai dėkoju už tai, kad buvote kartu ir laukite kitų dar įdomesnių temų. Dėkoju, daktarė, kad sutikot ir buvot kartu. Aš jums, kad pakvietėt. Dėkui.